Aišku, pavasarį ir vasarą lauke norisi praleisti vis daugiau laiko, tačiau savo namų viduje vis tiek būname ilgai. Vadinasi, ne tik matome vidinės namų sienas, jų spalvas ir dažų kokybę, bet ir kvėpuojame oru, kuriam nemažai įtakos turi būtent vidaus dažai. Šviežiai dažytų sienų kvapas turbūt pažįstamas daugeliui. Šiame reportaže mes norime pakalbėti apie dažus, kurie mūsų šalies rinkoje pasirodė neseniai, nors gamintojas juos tiekia jau 100 metų. Kaip gamintojas Baumit ilgą laiką, ypač Lietuvoje, buvom žinomi kaip kokybiškų tinkuojamų fasadų sistemų gamintojas. Tai džiaugiamės galėdami pateikti Lietuvos rinkai naujieną. Baumit vidaus dažus. Baumit vidaus dažai yra aukščiausio kokybinio lygio dažai, gaminami Vokietijoje. Gamybos šalis be abejo lemia ir produkto kokybę, tai tikrai aukščiausia klasė. Pačiam teko galimybė apsilankyti gamykloje ir matyti tą visą procesą ir buvau nustebintas žmonių atsidavimu savo darbui, kaip žmonės išdirbę po 20 metų dar vis tiek turi norą ir mato galimybių, siekia to tobulo dažo, tų tobulų uždengimų visą kame, kas atsispindi tuose profesionaliuose dažuose. Tai tas matosi jų akise ir kiekvienas užduotas klausimas yra iš karto atsakomas ir tai matosi jų kokybė ir jų pagamintame gaminyje. Tai tas tikrai atsispindi ir būtent kalbant apie gamyklą pačią, nuostabiai suprojektuota gamykla, kuri dirba per 4 aukštus ir atlieka kiekvienam aukšte savo procesą ir kiekvienas žmogus žino, ką jisai ir už ką yra atsakingas. Ir labai gera ir malonu bendrauti su žmogum, kuris yra būtent tos srities specialistas. Nauja karta auga, kurie irgi yra apmokomi ten ir jie iš karto matosi, kad nori pasilikti ten, kadangi, kaip mano kolega ir prieš tai minėjo, kad gamykla jau dirba jau 100 metų, tai ten iš kartos į kartą yra perduodamas žinios ir stengiamasi išlaikyti kuo aukštesnę kokybę. Ekologiškumo prasme šitie dažai turi Vokietijoje suteiktą Blue Angel sertifikatą. Tas sertifikatas nėra suteikiamas bet kam. Tokį sertifikatą gali gauti ir turėti gamintojai arba medžiagos, kurios yra draugiškos aplinkai, kaip pavyzdys Baumito dažai gaminami visiškai be konservantų. Ir tokie dažai gali būti naudojami, dažomi alergiškų žmonių patalpose, namuose ar būtuose. Mūsų šalyje iki šiol buvo žinomi šio gamintojo pastatų išorės apdailos sprendimai. Tačiau dabar gerai pažįstamas vardas taps alternatyva tiems, kas ieško dažų ir pastatų vidui. Šiaip labai geri dažai, gerai dengia, greitai džiūsta, šiek tiek dažymo metu tai išlaiko tą procesą, gali pasitaisyti kažkokius tai defektus smulkius. Šiaip tikrai geresni dažai negu tikėjomės, kaip išbandė. Dažant jų geresnis dengiamumas, tikrai galima dengti sienas 1 kartu, bet rekomenduojama 2 kartus, tikrai nereikės 3 ar 4 kartų, tikrai ne. Išbandėm patys ir tikrai visiems rekomenduoju, tikrai vertas produktas. Šitus dažus galima paskui valyti, plauti, ta prasme nenusitrina laikui bėgant. Tikrai lengvai nuvalyti, nenaudoti kažkokiu tai abrazyviniu šveitikliu, bet su paprastu skudurėliu tikrai nuvalys. Turbūt piniginiu atžvilgiu, nes rinkoje esantis analogiški dažai tai daug brangesni negu šiuo metu pasiūlė Baumit. Ir šiaip tiesą pasakius esu patenkintas. Kokybė gerai yra, tikrai gera. Jis lengva dirbti ir gerai dengia. Vien tik dėl dengiamumo pasirinkčiau dažus. Mūsų profesionalų komanda tikrai yra tam pasiruošusi, mes galime pagelbėti pastatyti savo klientui namą nuo pat pamato iki pat vidaus įrengimo, iki paskutinių detalių. Taip kad tikrai kviečiam visus pas mus užsukti ir pasinaudoti šią gerą galimybę. Labai džiaugiamės galėdami savo ir savo partnerių parduotuvėse pristatyti šios inovatyvius ir aukščiausios kokybės vidaus dažus Baumit Divina. Taip pat labai noriu pasidžiaugti, kad partnerystė su šiuo gamintoju jinai kiekvienais metais vis stiprėja, ko pasekoje mes kaip profesionalai rinkai vieni pirmųjų galime pasiūlyti naujausias tendencijas atitinkančius gaminius.
Tai kas liečia būtent šios dažus, rinkoje tikrai galime surasti įvairiausių gamintojų, įvairiausių skirtingų lygių dažų. Tai kuogi šitie dažai Baumedivina yra išskirtiniai. Tai aš norėčiau pabrėžti tokius kelis privalumus. Pirmasis iš jų tai būtų ekologiškumas. Tai šie dažai yra draugiški aplinkai, draugiški žmonių sveikatai, juose nėra jokių kenksmingų tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų. Taip pat labai svarbus momentas yra sveikas mikroklimatas. Tai šie dažai yra atviri vandens garams, tai reiškia, kad jie leidžia sienoms kvėpuoti, ko pasekoje vėlgi sukuriam sveiką, saugų mikroklimatą patalpose. Dar vienas toks iš privalumų yra geras dengiamumas. Tai vėlgi labai svarbu, ypatingai didesniuose objektuose, nes kuo geresnis dengiamumas, tuo jiems reikės naudoti mažiau medžiagų. Šitie dažai Vokietijoje gaminami yra maždaug 100 metų. Ta prasme, gamykla yra tokio senumo ir su tokiu įdirbiu. Lietuvoje tai yra naujiena, nes tai yra sfera, kurioje buvo nedirbama, kurios mes nebuvome apėmę. Tai norisi, kad su kokybiškom medžiagom darbai vyktų ne tik fasadų sistemose, ne tik fasaduose, bet dalį darbų perkelti ir vidaus apdailą, kur galima pasiūlyti tikrai kokybiškus produktus. Svarbu ir tai, kad kai kuriems patalpų atnaujinimo darbams ar nedideliam remontui jūs galite pasirinkti identiškus dažus po kelių mėnesių ar metų, bet jie bus lygiai tokios pat kokybės. Kiekviena Baumed dažų pagaminta partija yra testuojama laboratorijoje, kad atitiktų tuos standartus, kurie yra jiems iškelti. Ir dar vienas aspektas, kuris yra testuojamas, tai yra partijos sutapimas prieš tai pagamintai partijai, kad vartotojas galutinis, kuris dirba su šitais dažais, yra įpratęs prie jų tekstūros, žino kaip skiesti, kokiom proporcijom jisai tą skiedimą atlieka, kokia tekstūra dažų jam yra priimtina dažymui, kad tas nuoseklumas ir vientisumas būtų kiekvienoje partijoje ir tie dažai galutiniam vartotojui, kad nebūtų jokio skirtumo nusipirkus gegužę ar lapkričio mėnesį, kad dažų kokybė, jų pati tekstūra, pats darbas bus identiškas prieš tai buvusioms keletui partijų. Dažytojai vertina šią produkciją dėl lengvo darbo ir kokybės, vartotojai giria jų atsparumą ir praktiškumą, o dizaineriams atsiveria praktiškai neribotos spalvų ir atspalvių galimybės. Yra išbandyta jau ir privačiuose namuose, ir didesnėse statybvietėse, objektuose, kur atsiliepimai yra geri. Tie patys rodikliai, ką minėjau, tai yra dengiamumas, išeigos, pačių statybininkų darbo eiga, kad mažiau taškosi, jie tai fiziškai yra praktiškai pajutę. Ir atsiliepimų kol kas blogų neturime jokių, kol kas visi atsiliepimai yra teigiami, tai tikimės, kad šitie dažai vis daugiau ir daugiau išsikovos didesnę rinkos dalį. Šie dažai yra labai atsparūs trinčiai ir plovimui ir netgi labai gerai tinka, kuomet yra labai intensyviai naudojami paviršiai. Na ir paminėčiau dar vieną tokį aspektą kaip labai platus spalvų pasirinkimas. Tai mūsų komanda, mūsų tonavimo skyrius yra pasiruošęs sutonuoti Baumedivina dažus įvairiausiomis spalvomis. Taigi klientas, manau, tikrai pakankamai lengvai išsirinks savo mėgstamą atspalvį. Patys dažai turi keletą labai svarbių tokių iš praktinės pusės savybių kaip gerą dengiamumą, ypač gilų matiškumą. Patys dažai dažymo proceso metu turi tokią savybę mažiau varvėti, mažiau taškytis. Tai reiškia švarios grindys, didesnį plotą padengiame. Pačio kokybiško dengiamumo efektas tai yra toks, kad mes išdažome 2 sluoksniais ir gaunam kokybišką galutinį vaizdą. Na ir turbūt vienas iš tokių dar svarbių aspektų, kad kainos ir kokybės santykis yra tikrai geras ir bet kuriam vartotojui tiek šiais dažais gali dirbti profesionalai didelėse statybose, tiek elementarus buitinis vartotojas, kuris kasdieną tiesiog sugalvojęs persidažyti savo namus, drąsiai gali imtis tokią medžiagą ir jisai rezultatą turėtų pasiekti tikrai gerą. Tad jei pavasaris pridėjo spalvų gamtoje, gal ir jums kilo noras kažką keisti savo namuose?